Pirmasis uždavinukas. Žinomos dvi aibės. Aibė A nuo -1 iki 8 įskaitant ir aibė B nuo 4 iki 12 vis abu galiukai neįskaičiuoti. Mums reikia nustatyti, kiek sveikųjų skaičių priklauso aibių sąjungai. Kai yra intervalinės aibės, geriausiai yra pasižymėti skaičių tiesėje jas. Taigi, nusibraižau skaičių tiesę. Štai bus mano skaičiukų didėjimo kryptis ir dabar pažymiu. Nuo -1 iki 8 yra aibė A, -1 skrituliuką tuščią padedu, 8 užtušuoju, nuspalvinu, kadangi -1 nepriklauso mano aibė A, o 8 priklauso. Štai mano aibė A. Na, o dabar žymiu aibę B. B yra nuo 4 iki 12. Kažkur čia yra tarp -1 ir 8 yra 4. Skrituliukas tuščias ir iki 12 taip pat skrituliukas tuščias. Todėl, kad skliaustelis buvo paprastas, reiškia nei 4, nei 12 mano aibė B nepriklauso. Kurgi bus tų aibių sąjunga? Sąjunga yra visi elementai, kurie priklauso nors vienai aibei. Taigi bus intervalas nuo -1 iki 12. Nei vieno intervalo galiuko neįskaičiuojam. Kokie ten sveikieji skaičiai? Turbūt aišku, pirmiausiai 0 bus 1, 2, 3, tada 4, 5 ir taip toliau. Reiškia 0, 1, va čia parašau 2, 3 ir iki 11. Paskutinis sveikas skaičius yra 11, nes 12 mūsų aibė jau nepriklauso. Taigi aš turiu čia 11 skaičiukų ir dar 0, iš viso 12. Uždavinys išspręstas. Antrasis uždavinukas. Reikia apskaičiuoti štai šios lygties sprendinių sandaugą. Taigi, aišku, pirmiausiai mums reikia įspręsti lygtį. -2x + 3 lygu 5 modulių. Kokiogi skaičiaus modulis yra 5 lygus? Arba 5, arba -5. Taigi, aš sprendžiu dvi lygteles. -2x + 3 lygu -5, arba kita lygtelė -2x + 3 lygu 5. Čia trejetuką perkeliu į kitą pusę, -5, -3, -8, abi lygties pusės padalinu iš -2 ir gaunu x lygu 4. Čia trejetuką perkelsiu į kitą pusę, iš 5 atimti 3 bus 2, abi lygties pusės padalinu iš -2 ir gaunu -1. Sprendinių sandaugą nepamirštam, kad mūsų neprašo sprendinių, prašo sprendinių sandaugos. Taigi mums reikia sudauginti, 4 padauginti iš -1 ir gausiu -4. Teisingas atsakymas -4, uždavinys išspręstas. Trečiasis uždavinys. Duoti du vektoriai, jų koordinatės duotos ir klausia, su kuria K reikšme vektoriai yra statmeni. Vektorių statmenumo sąlyga sako, kad jeigu vektorių skaliarinė sandauga lygi 0, tai vektoriai statmeni. Ir atvirkščiai, jeigu vektoriai statmeni, tai jų skaliarinė sandauga lygi 0. Mums reikia vektorius sudauginti ir tą sandaugą prilyginti 0. Skaliarinės sandaugos formulė yra egzaminų lape. Mes tiesiog pirmąją koordinatę dauginam iš pirmos, antrą iš antros ir sandaugas sudedam. Taigi, -5 aš dauginsiu iš 12 ir pridedu K dauginu iš -16. Prisilyginu šią sandaugą 0. Sudauginu -60, -16K lygu 0, iš čia -16K lygu 60. Ir K lygu -60 padalinta iš 16. Galima suprastinti iš 4 -15 ketvirtųjų. Taigi, mūsų K reikšmė yra lygi 15 dalinu iš 4, dešimtainių skaičium verčiuosi -3,75. Teisingas atsakymas -3,75 ir uždavinys išspręstas. Oi! Va taip ir prarandam taškučius. Pažiūrim, kai yra dar B eilutė, mums reikia apskaičiuoti vektoriaus B ilgį, jau būčiau pražioplinus savo taškiuką. Taigi vektoriaus B ilgį mes skaičiuojame pagal formulę kvadratinė šaknis iš jo koordinačių kvadratų sumos. Taigi gaunu aš kvadratinė šaknis, koordinatės šio vektoriaus yra 12 ir -16, taigi 12 kvadratu pridėti -16 kvadratu. Žiūriu, kas čia bus. 12 kvadratu 144, 16 kvadratu 256 lygu gaunu šaknį iš 400, lygu 20. Taigi 20. Ir tu nežiopsok, nes ir tu gali prarast tašką. Matai, vos nepraradau. Va dabar uždavinys mūsų tikrai jau išspręstas. Ketvirtasis uždavinukas, reikia suprastinti reiškinį.
Atidžiai pažiūrėję mes pastebėsime, kad galime skaitiklį skaidyti daugikliais. A mes galime galvoti, kad tai yra šaknis iš A kvadratu. Minus, o B galima galvoti, kad tai yra šaknis iš B kvadratu. Vartiklį perrašau. Dabar pritaikau kvadratų skirtumo formulę. Ta formulė, kurią visi moka, A kvadratu minus B kvadratu, tai yra A minus B ir A plus B. Tai čia taip pat pritaikau, bus šaknis iš A minus šaknis iš B, vienuose skliausteliuose, kituose šaknis iš A plus šaknis iš B. Vardiklis yra šaknis iš A minus šaknis iš B. Susiprastina skirtumai ir lieka mums tik tai suma. Mums lieka šaknis iš A ir plus šaknis iš B. Taigi teisingas atsakymas yra D, uždavinys išspręstas. 5. uždavinukas – logaritmų savybės. Mums reikia apskaičiuoti štai tokį logaritmą pagrindu 48 skaičiaus 8. Jeigu žinau, kad logaritmas 48 pagrindu 48 skaičiaus 6 lygu A. Pažiūrėkime, pagrindai vienodi, reiškia kažką reikia daryti su šitu skaičiuku. Aš pasižiūriu, aš turiu 48 ir 6. Kągi man su jais padaryti, kad gaučiau 8? Turbūt lengvai pastebėsi. Norėdama gauti 8, aš turiu 48 padalinti iš 6. Štai vietoje 8 parašiau 48 padalinti iš 6. Na, o dabar pritaikau logaritmų savybę. Ja taip pat rasi egzaminų formulių lape. Dalmens logaritmas yra lygus logaritmų skirtumui. Štai bus logaritmas pagrindu 48 skaičiaus 48, atimti logaritmą pagrindu 48 skaičiaus 6. Lygu. Dabar čia yra vienetukas, nes ir pagrindas, ir skaičius yra vienodi. Vienetas minus. Na, o čia mes žinome, mums sąlygoje pasakyta, kad šitas skaičius yra lygus A. Taigi 1 minus A. Ir uždavinys išspręstas. 6. uždavinys šiek tiek rimtesnis. Norint nustatyti, kurios dvi iš šių funkcijų yra didėjančios apibrėžimo srityje, mums reikia žinoti, kaip atrodo šių funkcijų grafikai ir kaip atrodys, kai mes transformuosime grafikus. Štai šita funkcija. Jeigu aš turėčiau tik tai 4x-uoju, tai grafikas atrodytų štai kažkaip tai taip, eitų per vienetuką ir būtų didėjantis. Ką reiškia minus 4? Štai čia reiškia mūsų grafikas bus per 4 vienetus pastumtas į dešinę, bet mūsų funkcija vis tiek didės. Taip kad vieną tokią funkciją jau radau. Dabar kita. Žiūriu, čia 4 būtų iš x, tai būtų hiperbolė. Turbūt visi žinot, bet hiperbolės taip eitų ir jinai mažėjančioji funkcija savo apibrėžimo srityje. Jeigu aš atimu čia 4, grafiką taip pat pastumiu truputėlį į dešinę, bet funkcija vis tiek bus mažėjanti, ji mums netinka. Čia yra x pakelta minus 4. Kitaip tariant, 1 padalintas iš x 4. Tokios funkcijos grafikas, čia šonelį nubrėšiu, jisai atrodo kaip hiperbolė, bet tik abidvi šakos yra viršutinėje pusplokštumėje, todėl kad negali neigiamų reikšmių įgauti šitą funkciją. Tai matom, kad jinai yra gabalėlis, kur jinai didėjanti. Intervale nuo minus begalybės iki 0 jinai didėjančioji, bet toliau jau jinai mažėjančioji. Reiškia, jinai nedidėja visoje apibrėžimo srityje. Mums taip pat netinka. Dabar mes turim D eilutę. D eilutėje yra funkcija x minus 4 ketvirtuoju. Tai jeigu aš nubrėžčiau funkcijos x ketvirtuoju grafiką, dabar mėlynai rašysiu, kad būtų aiškiau, jis būtų labai panašus į parabolę. Tiesiog šakos eitų aukštyn ir atrodytų kaip parabolė. Jeigu mes dabar turim x minus 4 čia, tai visas grafikas truputėlį pasislenka į dešinę. Bet tas nekeičia to, kad jis tai mažėja, tai didėja. Reiškia, jis nedidėja. Šita funkcija nedidėja visoje apibrėžimo srityje. Jinai mums taip pat netinka. Žiūrim toliau E eilutę. E eilutėje yra minus šaknis iš x. Jeigu aš nubrėžčiau funkcijos y lygus šaknis iš x grafiką, reikia žinoti tiesiog, kaip jie atrodo, jis pačia nulyje prasidėtų ir taip būtų didėjančioji funkcija. Tačiau mes turime minus šaknį iš x. Minusiukas mūsų grafiką apverčia. Ir tada jau funkcija pasidaro mažėjančioji. Čia būtų y lygu minus šaknis iš x. Tai taip atrodytų. Na, o pridedu 4, visas grafikas į viršų pasislenka. Jis pasislenka į viršų, štai taip kažkaip atrodys.
bet jinai vis tiek bus mažėjančioji. Šita mums taip pat netinka. Na ir paskutinis grafikas yra kubinė šaknis iš x, jeigu nubrėžčiau, ir paskui per 4 turiu pastumti. Tai kubinė šaknis iš x grafikas, va čia šitoje pusplokštėmėje panašus būtų į kvadratinės šaknis, bet mes galim traukti kubinę šaknį ir iš neigiamų skaičių. Taigi jisai va taip atrodo. Funkcija yra didėjančioji. Plius 4 reiškia, kad visas grafikas yra pastumtas per 4 langelius į kairę, bet tai nekeičia situacijos, kad mūsų funkcija yra didėjančioji. Taigi šitas mums taip pat tinka. A ir F eilutės. Uždavinys išspręstas. Uždavinys su sudėtinė funkcija. Mums štai reikia rasti, kaip atrodo funkcija h nuo g nuo x. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turiu paimti funkciją h, va čia jinai pas mane, ir vietoj x-iuko va šitoj vietukiai įrašyti funkcijos g nuo x va tą reiškinį. Tai kaip čia viskas atrodys? Bus 6 plus 9, lygiai taip rašau, kaip čia parašyta, o vietoj x-iuko įrašau skliausteliuose 3x minus 7. Susidauginu 6 plus 27x minus 63. 27 gaunu ir minus, kiek čia bus, 57. Pažiūriu, ne toks. Ne toks. Tai šitas mums netinka. Dabar žiūriu kitą. G nuo h nuo x. Dabar jau imu funkciją g, va čia va šitą imu, tik vietoj x-iuko įrašau va 6 plus 9x, va čia va. Tai bus pas mane taip atrodys. 3 vietoj x-iuko 6 plus 9x ir dar minus 7. Lygu 18 plus 27x minus 7. Kągi aš čia gaunu? 11 plus 27x. Ne toks pas mus buvo. Čia ne toks buvo. Netinka. Žiūriu toliau. G nuo h nuo x dar kartelį. Bet jau mes tokį skaičiavom, tai nereikia man iš naujo skaičiuoti. 11 plus 27x. Va jisai, tas, kurio mes ieškojom. Šitas mums tinka. Na, gali pats patikrinti. H nuo x, tai reiškia į funkciją h vietoj x įrašysi vėl tokį patį reiškinį, pamatysi, kad irgi netoks. Teisingas atsakymas C ir uždavinys išspręstas. Mūsų klausė, su kuria A reikšme štai šios funkcijos grafikas eina per tašką -2 ir 4. Tai mes tiesiog įrašome, vietoj funkcijos reikšmės įrašykime 4 lygu A, vietoj argumento reikšmės įrašykime 2A minus kvadratu. Tai ką aš čia gaunu? 4 lygu 1 padalintas iš A kvadratu. Tai A kvadratu bus lygu 1/4 ir tada traukiu šaknį, gaučiau 2 sprendinius, 1/2 arba minus 1/2, bet mums negali būti šios funkcijos pagrindas neigiamas, netinka, rodiklinės funkcijos pagrindas visada teigiamas, taigi atsakymas yra 1/2. Ir uždavinys išspręstas. 9 uždavinukas – rodiklinė nelygybė. Norint ją įspręsti, mums reikia suvienodinti pagrindus. Čia yra pagrindas 5 ir čia reikia 5. 25 tai yra 5 kvadratu, taigi aš taip ir parašau. Čia yra 5 pakelta 4x laipsnio rodiklyje, dabar daugiau yra, o vietoj 25 parašau 5 kvadratu ir dar pakelta -6. Kildami laipsnių rodiklius mes sudauginame, taigi 5 pakelta 4x laipsnio rodiklyje daugiau už 5 minus 12. Dabar mes galime jau palyginti tik tai laipsnių rodiklius, nelygybės ženklas liks toks pat, todėl kad mūsų pagrindas buvo didesnis už vienetą. Jeigu pagrindas būtų mažesnis už vienetą, aš turėčiau tą varnelę į kitą pusę nubrėžti. Dabar padalinu iš 4 ir x daugiau už -3. Taigi, teisingas atsakymas yra A nuo -3 iki begalybės. Uždavinys išspręstas. Va, koks įdomus uždavinukas. Štai turime šaknį kubinę, po ją 11, dar 4 laipsnio šaknį ir dar kvadratinę šaknį. Čia verta bus prisiminti šaknų savybę, kad jeigu mes turime 2 šaknis, va taip n-tojo laipsnio ir m-tojo laipsnio šaknį iš A, tai mes galime parašyti štai taip, kad tai yra mūsų šaknis ir jos rodiklis susidaugina n kart m iš A. Va štai taip.
Taigi, jeigu mūsų šitas 11 yra po 4 ir po 3 laipsnio šaknim, aš galiu galvoti, kad jis yra iš viso po 12 laipsnio šaknim. Taigi taip ir parašau. Kubinė šaknis iš 11 čia bus kart. Bet štai šitą 11 parašiau. Dabar šitas 11 yra po 4 ir po 3. Reiškia, iš viso jis jau bus po 12 laipsnio šaknim ir 11. Ir galiausiai mūsų šitas vėl 11 jau yra po 3, 4 ir 2 laipsnio šaknim. 3 kart 4 kart 2 tai jau yra 24 laipsnio šaknis iš 11. Lygu. Dabar pasiverčiu laipsniais. Čia yra 11 pakelta 1/3, kart 11 pakelta 1/12, kart 11 pakelta 1/24. Lygu. Kai mes dauginam laipsnius iš laipsnių, laipsnių rodiklius sudedam. Taigi 11 reikia prie 1/3 pridėti 1/12, pridėti 1/24. Tu gali padaryti tai skaičiuotuvu. Aš žymiai greičiau padarysiu ranka. Čia bendra vardiklinu, čia iš 8 dauginu, čia iš 2, taigi 8/24 pridėti 2/24, pridėti 1/24. Iš viso gaunu 11, o laipsnio rodiklis yra 11/24. Mums sako, kad mūsų šitas reiškinys yra lygus 11 pakelta n-tuoju. Taigi akivaizdu, kad mūsų n reikšmė yra čia. Tokį atsakymą ir įrašau 11/24. Žinome, kad tangentas kažkokio tai kampo yra teigiamas, sinusas neigiamas ir klausia, kurio ketvirčio tai yra kampas. Prisiminkime ženklus. Tangentas teigiamas yra 1 ir 3 ketvirtyje. Sinusas neigiamas yra 4 ir 3 ketvirtyje. Taigi tangentas teigiamas, o sinusas neigiamas, tai yra 3 ketvirčio kampas. Nuo pi iki 3 pusiau. Atsakymas D. Štai turime 2 lygteles. 1 laipsnė lygtis, tuo įspręsime. 4x plus 1/5 lygu 1024. Ištraukiu 5 laipsnio šaknį iš abiejų pusių. Nelyginio laipsnio šaknis, taigi mums nereikia jokių minusiukų. Ištraukiu šaknį, gaunu 4. Persikeliu vienetuką į kitą pusę, iš 4 atimti 1, 3 ir padalinu 3/4. Atsakymas 3/4. Dabar antra lygtelė mūsų logaritminė. Logaritmas pagrindu 6, 13x plus 27 lygu 1. Pagal logaritmo apibrėžimą 13x plus 27, štai mes pagrindą keliame pirmuoju laipsniu. Tai yra 6 pirmuoju arba tiesiog 6. 27 perkeliu į kitą pusę, bus iš 6 atimti 27, 13x lygu minus 21 ir x bus lygus minus 21 13. Minus 21 13. Štai tokį atsakymą aš ir parašau. Minus 21 13. 13 uždavinys. Na, pažiūrėsim, ar jis bus mums laimingas. Prisiminkime logaritmų savybės. Jeigu aš turiu logaritmo skaičius pakeltas kažkokiu laipsniu, tai aš tą laipsnio rodiklį galiu čia priekį parašyti. Jeigu būtų pagrindas pakeltas kažkokiu laipsniu, yra šios formulės taip pat ir jūsų egzaminų lape. Šitą skaičiuką taip pat rašome priekį, bet apversta. Kitaip tariant, rašome jam atvirkštinį skaičių. Štai mums prireiks šių savybių. Bandome. Pirmiausiai pažiūrėkime, kad mūsų pagrindai yra skirtingi. Čia pagrindas 9, čia 81. Kai žiūrime į logaritmus, visada pirmiausiai žiūrime, ar pagrindai vienodi. Taigi aš perrašau 25 padauginta iš logaritmo pagrindų 9, a parašau 1/5 pakeltą. Pridėti, šaknį paverčiau laipsnių. 12 kart logaritmas pagrindų 9 kvadratu rašau ir skaičiaus a. Štai, 9 kvadratu, todėl kad buvo 81. Dabar nukeliu, šitą 1/5 čia keliu, bus 25 kart 1/5 logaritmas pagrindu 9a, plus dvejetuką taip pat keliu, bet jisai verčiasi, atvirkštinis skaičius rašosi, tai bus 12 kart 1/2 logaritmas pagrindu 9a.
lygu, dabar suskaičiuoju, 25 kart 1/5 bus 5, logaritmas pagrindu 9 skaičiaus a, plus 12 kart 1/2 6, logaritmas pagrindu 9 skaičiaus a. Iš viso gaunu 11 logaritmas pagrindu 9 skaičiaus a. Pažiūrime, ko mums čia reikėjo. Sakė, mes galim pertvarkyti štai taip. N padauginta iš logaritmo pagrindu 9a. Žiūriu, 11 padauginta iš logaritmo pagrindu 9 skaičiaus a. Taigi mūsų n lygu 11. 14 uždavinys. 3 iš eilės einantys aritmetinės progresijos nariai duoti k-1, 4k-1 ir 7 plus k. Mums reikia apskaičiuoti k reikšmę. Prisiminkime, kokia seka yra aritmetinė progresija. Tai yra tokia, kurios narių skirtumas pastovus. Iš antro nario atėmę pirmą, mes turim gauti tą patį, ką iš trečio atėmę antrą. Iš antro nario atėmę pirmą, turim gauti skirtumą, bet iš trečio atėmę antrą, taip pat turim gauti skirtumą. Ir tai yra tas pats skirtumas. Taigi sudarome lygtį 4k-1, atimu k-1, štai iš antro nario atėmiau pirmą ir turiu gauti tą patį, kas iš trečio nario 7 plus k atėmus antrąjį narį 4k-1. Taigi atsiskleidžiu skliaustelius, štai minus k plus 1 lygu 7 plus k minus 4k plus 1. Dabar su k keliu į vieną pusę bus 4k. Čia yra dar minus k, dar plus 4k atsikėlė, kas dar minus k. Lygu, čia yra 7 plus 1, na, o čia minus 1 plus 1 susiprastina. Dabar 4k ir 4k 8k, minus 2k, tai 6k lygu 8. Ir k lygu 8/6 arba galiu suprastinti 4/3. Taigi atsakymas 4/3. 15 uždavinukas. Prisiminkime, traukiant šaknį iš kvadrato mes visada gauname modulį. Taigi mes taip ir gauname. Čia yra x minus 12 modulių atimti. Dabar šaknį iš kvadrato traukiu, gaunu 10 minus x modulių. Lygu. Pažiūrėkime, kai x yra didesnis už 12, tai mūsų 12, x minus 12 yra skaičius teigiamas, nes x didesnis už 12, čia bus teigiamas skaičius. Taigi aš galėsiu tiesiog nuimti modulio ženklą, x minus 12. Tačiau, kai x yra didesnis už 12, reiškinys 10 minus x jau bus neigiamas, nes iš 10 atimsiu didesnį negu 12 skaičių. Todėl aš jau keičiu minusą į pliusą ir vietoj 10 minus x parašau paprastus skliaustelius. Lygu, dabar man beliko suprastinti, atskliausti skliaustelius ir suprastinti. Plus 10 minus x. X minus x susiprastina, minus 12 plus 10 yra minus 2. Taigi atsakymas yra minus 2. 16 uždavinukas. Mums reikia sudėti štai tokius laipsnius. Iš pirmo žvilgsnio atrodo labai baisu, čia labai baisų skaičiai, bet iš tikrųjų visai nebaisu. Pažiūrėk, yra 4 tokie patys dėmenys. Mes sudedam, pavyzdžiui, x plus x plus x plus x, kas būtų? Būtų 4x. Saldainis plus saldainis plus saldainis plus saldainis būtų 4 saldainiai. Taigi mes, kai juos sudedam ir gaunam 4 tokius pačius, štai skaičius 2027 ketvirtosios. Dabar reikia atlikti veiksmus su laipsniais. Tai mes turime suvienodinti pagrindus, to labiau, kad ir sąlygoje parašyta, mes turim pertvarkyti taip, kad būtų 2 pakelta kažkokiu laipsniu. Tai dabar žiūriu, vietoj 4 parašau 2 kvadratu, vietoj 32 parašau 2 penktuoju ir dar pakelta 2027 ketvirtosiom. Lygu. Keliant laipsnį laipsnių rodikliai susidaugina, reiškia, čia yra 5 kart 2027 ir padalinta iš 4, o dauginant laipsnį iš laipsnių rodiklius sudedam. Prie 2 aš pridedu štai šitą skaičių. Na, aš jau čia nebedauginsiu, apskaičiuoti mes galime ir skaičiuotuvu ir pamatysime, kad gausime 2 pakeltą, o čia 10 143 ketvirtosios. Taigi atsakymas yra štai šis.
Paveiksle pavaizduotas periodinės funkcijos grafiko eskizas. Reikia apskaičiuoti funkcijos reikšmę taške 49. Mes galėtumėm pažiūrėti brėžinį, bet tai 49 nėra, ten kažkur toli. Aišku, mes galime čia braižytis, daug, bet labai daug laiko sugaišim. Pažiūrėkime, koksgi mūsų funkcijos periodas. Periodas būtų, žiūrim nuo pradinio taško, iki kur toks pat taškas pasikartoja. Vat štai čia, vat tokios grupės kartojasi. Žiūrim, 1, 2, 3, 4, 5. Šios funkcijos periodas yra lygus 5. Taigi, mažiausias teigiamas periodas yra 5. Taigi, tos grupės kas 5 kartojasi. Todėl, kai mums reikia apskaičiuoti funkcijos reikšmę taške 49, aš galiu tiesiog atmesti, kiek noriu po 5. Tai aš galiu galvoti, kad tai yra mūsų 49, tai yra 45 plus 4. Taigi, čia yra 9 grupės po 5, aš jas galėsiu atmesti ir dar 4. Taigi, funkcijos reikšmė taške 49 bus lygi funkcijos reikšmiai taške 4, o dabar aš jau galiu pasižiūrėti, vat funkcijos reikšmė taške 4 lygų 1. Taigi, atsakymas yra vienetukas. 18 uždavinys klausia, kurį atvejį vaizduoja nuspalvinta Veno diagramos dalis. Na, pažiūrėkime, tik pažvelkime. Mūsų yra aiškiai matosi visa aibė A, ir jinai dar čia su kažko sujungta. Taigi aibė A sujungta, va čia va štai šitas gabaliukas va prikabintas. Bet šitas gabaliukas tai yra va dalis va štai to gabalo, kuris B ir C yra aibių sankirta, bendroji dalis. Mes štai čia prie šitos aibių sankirtos B ir C prijungėme visą aibę A. Tai ir bus mūsų teisingas atsakymas. Prie aibės A prijungta aibių ir B sankirta. Na, čia turbūt teks nusibrėžti brėžinį, kadangi trikampis viršūnė sunku įsivaizduoti, aš nubraižau kažkokį tai brėžinį. Štai viršūnė K, koordinatės 2 ir -2, viršūnė L, koordinatės -13 ir 2 ir viršūnė M, jos koordinatės 11 ir 13. Taškas E, kraštinės MK vidurio taškas. Štai čia yra taškas E. Ir reikia mums rasti vektoriaus EL, štai šito vektoriaus koordinates. Pirmiausia, reikia prisiminti vidurio taško formulę, koordinačių formulę. Norint apskaičiuoti atkarpos vidurio tašką, mes sudedame štai šitos atkarpos galų koordinates ir padaliname iš 2. Taigi, mūsų taško E koordinatės bus prie 2 pridėsiu 11 ir padalinsiu iš 2 ir prie -2 pridėsiu 13 ir padalinsiu iš 2. Taigi, 2 plus 11 dalinu iš 2, -2 plus 13 dalinu iš 2. Ir kągi aš gaunu? Gaunu, kad čia yra 13 antrųjų ir 11 antrųjų. Štai tokios taško E koordinatės. Dabar mums reikia apskaičiuoti vektoriaus AL koordinates. Norint apskaičiuoti vektoriaus koordinates, iš galo taško koordinačių atimu pradžios taško koordinates. Taigi iš taško L koordinačių turėsiu atimti taško E koordinates. Tai bus mūsų koordinatės iš -13 aš turėsiu atimti 13 antrųjų ir iš 2 turėsiu atimti 11 antrųjų. Apskaičiuoju, čia gaunu -39 antrasis ir dabar iš 2 atimu 11 antrųjų, -7 antrosios. Teisingas atsakymas D. Reikia nustatyti koeficientų A ir B reikšmes, jeigu mes žinome, kad čia yra nubrėžtas funkcijos ax kubų plus b grafikas. Prisiminkime, kaip atrodo funkcijos tiesiog x kubo grafikas. Jeigu mes brėžtumėm y lygų x kubu, mūsų grafikas eitų per tašką 0, 0, štai tokia būtų didėjančioji funkcija. Mūsų grafikas akivaizdžiai neina per tašką 0, 0, jisai yra vienu langeliu nuleistas žemyn. Tai reiškia, kad mūsų grafikas, va štai šis koeficientas b yra lygus -1, nes grafikas vienu langeliu nuleistas žemyn. Dabar jau galime užsirašyti, kaip mūsų funkcija atrodo ax kubu ir -1.
vienu langeliu nuleistas žemyn. Pažvelkime. Čia x kubas yra didėjančioji funkcija, čia mažėjančioji, reiškia koeficientas turėtų būti neigiamas būtinai, bet koks konkrečiai mes galime nustatyti tik pasirinkę kažkokį tašką. Tai geriausiai čia yra pasirinkti, labai aiškiai matosi, kad mūsų grafikas eina per tašką 1 ir -2. Taigi aš vietoj x-iuko va čia įsirašysiu vienetuką, bus 1 kubu a minus 1, o vietoj y-iuko įsirašysiu -2. Ir gaunu a minus 1 lygu -2 arba a lygu -2 pridėti 1. A pas mus lygus -1. Įrašau atsakymą -1. Galiu dar pasitikrinti, užsirašau y lygu ax kubų, tai įsirašysiu dabar konkrečias reikšmės, y lygu -x kubų -1 ir paimu dar vieną taškiuką, va čia labai neblogai matosi taškas -2 ir 7 ir patikrinu, -2 kubu yra -8 ir dar prieki minusas buvo, tai 8 ir atimsiu 1, gausiu 7. Reiškia, aš išsprendžiau uždavinuką gerai. Dar vienas uždavinukas, kur reikia rasti koeficientų reikšmes. Šį kartą mūsų funkcija yra logaritminė. Logaritmas pagrindu a, nežinom kokiu, x plus b. Mes žinome, kad logaritmo apibrėžimo sritis yra, šiaip logaritminė funkcija yra štai tokia, jos argumentas niekada nėra neigiamas. Taigi apibrėžimo sritis nuo 0 iki begalybės. Mūsų šios funkcijos apibrėžimo sritis aiškiai matosi nuo -2 iki begalybės. Reiškia, mūsų grafikas yra pastumtas per 2 langelius į dešinę. Taigi mūsų grafikas yra, mūsų funkcija yra logaritmas pagrindu a x plus 2. Štai vieną reikšmę jau nustatėm. B yra lygu 2. Dabar reikia a nustatyti. Tai turime paimti kažkokį tašką. Nu, bet pavyzdžiui, štai šitą tašką. Šitas taškas turi koordinates 3 ir 1. Įsirašau vietoj y-ko 1, na, o vietoj x-iuko 3. 3 plus 2 čia gaunasi. Taigi, mano logaritmas pagrindu a5 lygu 1. Pagal logaritmo apibrėžimą a pakelta pirmuoju lygu 5 arba a lygu 5. Įrašau parametro reikšmę, uždavinys išspręstas. Dar viena lygtelė su modulio ženklu. Šį kartą sunkesnė, nes mes turime ir be modulio ženklų x-8 reiškinį, o štai čia yra su modulio ženklu. Taigi mes turim nagrinėti 2 atvejus. Pirmas atvejis, kai mano reiškinys 2 minus x yra neneigiamas. Kitaip tariant, mano minus x daugiau arba lygų už -2 arba x mažiau arba lygų už 2. Tokiu atveju aš galiu modulį tiesiog nuimti. x-8 bus lygu 2 minus x. Išsprendžiu lygtį, perkeliu x-iukus į vieną pusę, 8 į kitą, 10 ir gaunu x lygu 5. Lygtai gavau sprendinį, bet prisiminkim, 5 nėra mažiau už 2. Taigi šis sprendinys mums netinka. Dabar nagrinėkime antrąjį atvejį. Jeigu mūsų šitas po moduliu esantis reiškinys yra neigiamas, taigi x mūsų yra didesnis už 2. Dabar, norėdama nuimti modulio ženklą, aš turiu priekį rašyti minusą, tai yra pakeisti jį teigiamu. Ir kągi aš gaunu, x-8 lygu -2 plus x, sukeliu į vieną pusę x-iukus, bus 0 lygu 6. 0 nelygu 6. Taigi, ši lygtelė sprendinių neturi. Mes radom, kad x lygu 5, bet mums netiko, antras atvejis iš vis sprendinių neturi, mūsų lygtis sprendinių neturi. Prekę branginam 3 kartus po tiek pat procentų ir kaina padidėja 95 ir čia va dar po kablelio štai tiek skaičiukų procentais lyginant su pradinė. Klausia, po kiek procentų kiekvieną kartą brango ši prekė? Tarkime, mūsų prekė kainavo pradžioje a eurų. Prekės kaina a eurų. Tada branginam ją. Pirmą kartą branginam kažkiek tai procentų, antrą kartą tiek pat procentų ir trečią kartą tiek pat procentų. Ir mūsų dabar kaina
padidėjo 95 ir taip toliau ten tų procentų, tai bus 1,953,125A. Iš čia ką aš gaunu? Iš A aš galiu padalinti, A nelieka, nes prekė turbūt nekainavo 0, taip A nelygu 0, gaunu P kubu lygu 1,953,125. Štai toks ilgas skaičiukas. Ištraukiu iš abiejų pusių kubinę šaknį ir gaunu P lygu 1,25. Taigi, mūsų kaina kiekvieną kartą buvo padauginta iš 1,25. Taigi kaina kiekvieną kartą kilo 25%. Sprendžiame logaritminę nelygybę. Štai tokia nelygybė, aš ją užsirašau logaritmas pagrindu 1/2 x daugiau už -2. Pasirašysiu logaritmą kitoje lygybės pusėje vietoj -2. Pirmiausia, rašau vienetuką, logaritmas pagrindu 1/2 1/2. Čia būtų vienetui lygų, bet man reikia -2 turėti, tai aš pakeliu minus kvadratu. Va dabar šis skaičius yra lygus -2. Galiu antilogaritmuoti, tai yra iš abiejų pusių nuimti logaritmus, gausiu x, dabar prisimink, logaritmo pagrindas 1/2 mažesnis už vienetą, todėl mes keičiame ženklą, nelygybės ženklą keičiame priešingu. Ir x mažiau už 1/2 bus pakelta minus kvadratu, x mažiau už 4. Na ir logaritmas yra. Jeigu yra logaritmas, nepamirštame niekada apibrėžimo srities. Mūsų x-iukas turi būti tik teigiamas skaičius. Taigi mūsų x dar turi būti didesnis už 0. Ir atsakymas bus nuo 0 iki 4 intervalas. Bet mūsų prašo didžiausio sveikojo sprendinio. Čia labai skaitom sąlygą, nepražiopsojam, ko mūsų prašo. Taigi atsakymas yra -3. Duota apskritimo lygtis. Apskritimo lygtį mes esame pratę matyti šiek tiek kitokią. Tokią, x minus a kvadratu plus y minus b kvadratu ir lygu r kvadratu. Kai mes matome tokią lygtį, mums labai lengva pasakyti ir apskritimo centro koordinates, kurios yra lygios a ir b, ir apskritimo spindulį. Mūsų lygtis netokia, ji nesutvarkyta, mums teks sutvarkyti. Tai mes pabandykime tai padaryti. Pažiūrėkite, jeigu aš šitą išskleiščiau, tai čia būtų x kvadratu minus 2ab plus minus 2ax, atsiprašau, plus a kvadratu. Plus čia būtų y kvadratu minus 2by plus b kvadratu. Ir minus r kvadratu lygu 0. Bet aš turiu tokią lygtį. Šita mano lygtis yra tokia kaip čia. Bet man reikia ją taip sutraukti, padaryti pilnus kvadratus. Tai bandau tai padaryti, pažiūriu, čia yra grupelės su x-iukais, 2 nariai, yra su y-iukais 2 nariai, ir dar laisvas narys. Žiūrim su x-iukais pirmiausia, x kvadratu plus 4x, štai aš turiu šitus pirmuosius 2 narius, bet man trūksta štai šio nario, čia yra 2 kart 2, reiškia man turi būti pridėta 2 kvadratu, arba turi būti pridėta 4, kad aš galėčiau parašyti formulę, kad čia galėčiau parašyti x plus 2 kvadratu. Taigi aš tos 4 ir pridedu, nors jų neturiu, bet kad atitaisyti teisybę, kad būtų viskas teisinga, čia pat ir atimu, nes negaliu tiesiog šiaip savo pridėti. Dabar tą patį darau su y-ikais. Rašau y kvadratu minus 16y. 16 tai yra 2 kart 8. Tai kad galėčiau sutraukti formulę, man reikia dar, kad čia būtų plus 8 kvadratu. Kitaip tariant, plus 64. Jeigu man reikia, tai aš taip ir parašau. Pridėjau 64 ir atimsiu 64, kad nieks nepasikeistų. Dar turėjau minus 13 ir lygu 0. Dabar, šitus skaičius sutraukiau, parašiau kvadratą štai čia. Šitus skaičius dabar vėl sutrauksiu, parašysiu kvadratą, čia bus y minus 8 kvadratu. Dar man liko minus 4, minus 64, minus 13 lygu 0. Visus šitus skaičiukus sukeliu į kitą pusę ir sudedu. 4 plus 64 ir plus 13 bus 81, reiškia mano spindulio kvadratas yra lygus 81, o spindulys lygus 9. Įrašau atsakymą ir baigta.
Klausia mūsų šios funkcijos mažiausio teigiamo periodo. Mes žinome, kad sinuso mažiausias teigiamas periodas funkcijos y lygus sinus x yra 2π. Kas yra atsitikę mūsų šitam grafikui? Pirmiausia, jis yra čia padauginta iš 10. Būtent šitas 10 ir keičia periodą. Mūsų funkcijas grafikas 10 kartų sutankės, susispaus prie OY ašies. 10 kartų. Dabar čia yra dviejetukas, jisai mums grafiką mūsų išplečia nuo x ašies. Periodas nesikeis. O šitas yra tiesiog postumis, taip pat periodo nekeičia. Periodą keičia šitas 10x. Tai aš rašau, kad mūsų naujosios štai šitos funkcijos periodas, 10 tokių periodų būtų lygu 2π, tai mūsų periodas bus 2π padalinta iš 10. Arba kitaip tariant 1/5 π. Mūsų funkcijos grafikas visas bus 10 kartų susiaurėjęs. 1/5 π. Spręsdami šitą uždavinuką prisiminkime, kokios laipsnės funkcijos yra lyginės, kokios nelyginės. Štai keliant 2024 šita funkcija bus lyginė. Minusiukas dings keliant lyginių laipsnių. Taigi, jeigu mano f nuo a yra p, tai f nuo minus a taip pat bus p. Funkcija yra lyginė. Keliant 2023 minusas liks, ši funkcija nelyginė. Taigi, jeigu mano funkcijos g reikšmė taške b yra lygu t, tai funkcijos g reikšmė taške minus b bus lygi minus t. Įrašau šitas lygybės, tas, kurių man reikia, va čia va. F nuo minus a tai bus p, atimti g nuo minus b yra minus t. Atimti minusinį skaičių, tai bus p plus t. Taigi teisingas atsakymas p plus t, c eilutė. Oi, kiek daug visokių trigonometrinių funkcijų. Čia yra reiškinys, kurį reikia suprastinti. Truputėlį pažiūrėkime, kasgi čia yra. Čia yra kosinus minus x. Prisiminkime. Kosinusas funkcija lyginė. Kosinus minus x yra tas pats, kas kosinus x. Taigi čia aš galėsiu tiesiog įrašyti 5 kosinus x plus 4 sinus x, čia jau nieko nebepadarysi. Dabar žiūrim, kaip su tuo tangentu. Skaičius 159π. Tangento mažiausias teigiamas periodas yra π. Čia yra 159π, taigi taip pat yra periodas. Aš galiu jį visai atmesti ir gausiu tangent minus x. Tai dauginta iš tangent minus x. Atimti. Čia yra 318π. Sinuso mažiausias teigiamas periodas yra 2π. Čia yra lyginis π skaičius, taip pat galiu atmesti. Taigi aš gausiu, kad čia yra sinus minus x. Lygu 4 sinus x plus 5 kosinus x, dabar minusas. Tangentas kaip ir sinusas funkcijos nelyginės, tie minusiukai į priekį pas mus išeis. Tai dabar čia jau tada bus nebe pas mus plus, o pasidarys minus, bet pataisau tiesiog, minus 5 kosinus x. Ir vietoj tangento parašau sinus x dalinta iš kosinus x. Čia bus plus sinus x. Lygu, kosinusai susiprastina, 4 sinus x, atimti 5 sinus x ir pridėti 1 sinus x. Skaičiuoju, kas čia yra. 4 plus 1, 5, atimti 5. Gaunu 0. Atsakymas yra 0. Šiek tiek sunkesnis uždavinukas. Žinomi stačiojo trikampio statinių ilgiai. AC yra 12, BC 16. Mes galime apsiskaičiuoti įžambinės ilgį pagal Pitagoro teoremą. AB kvadratu bus lygu 12 kvadratu plus 16 kvadratu, tai yra 400. Ir tada mūsų AB bus šaknis iš 420. Štai, aišku, čia AB teigiamas, tai neigiamos reikšmės nereikia. Dabar mums vis tiek reikėtų kažkaip suskaičiuoti tos aukštinės ilgį. Mes suskaičiuosime iš ploto formulės. Čia yra status trikampis.
Ir tada jo plotą galima rasti kaip statinių sandaugos pusė, tai yra 12 kart 16 pusiau, arba kaip aukštinė padauginta iš įžambinės. Taigi, 12 kart 16 pusiau turi būti tas pats, kas CH padauginta iš 20 pusiau. Dauginu lygtį iš 2 ir gaunu, kad CH turi būti lygu 12 kart 16 dalinta iš 20. Susidauginsiu, čia pažiūrėsiu, kas čia bus. Gal aš nedauginu, tiesiog suprastinu iš 4, 20 dalinta iš 4, 5, 12 dalinti iš 4, 3, 3 kart 16, 48, penktosios gavau. Arba galiu dešimtasis tai padaryti, būtų 96 dešimtosios arba 9,6. Reiškia, mano šitos aukštinės ilgis 9,6. Dar būtų gerai apsiskaičiuoti bent vienos atkarpėlės ilgį, arba HA arba BH. Aš apsiskaičiuosiu HA, trumpesnė atkarpėlė, taigi vėlgi pagal Pitagoro teoremą HA kvadratu bus lygu iš 12 kvadratu atimti 9,6 kvadratu. Ištraukus šaknį gausiu, kad HA yra 7,2. Štai čia bus 7,2. Visa įžambinė lygi 20. Jos ilgis lygus 20. Dabar mums reikia išreikšti vektorių CH vektoriais AC ir BC. Išreiškėme. Vektorius CH yra lygus vektoriui CA plus AH. Štai. Tai CA vektorius yra minus AC, nes mums reikia per AC, tai aš štai ir apkeičiau, plus, o AH vektorius yra 7,2 dalinta iš 20, štai tokia vektoriaus AB dalis. Štai tokia vektoriaus AB dalis. Tai dabar čia yra minus AC, dabar plus 7,2 dalinta iš 20, padalinsiu paskui, o dabar vietoj vektoriaus AB rašau AC plus CB. Kągi aš gaunu, čia yra minus AC, 7,2 padalinta iš 20 yra 9,25. Tai čia bus 9,25 AC ir plus 9,25 CB. Atimu štai čia, gaunu minus 16,25 AC, o šį vektorių mums taip pat reikia pakeisti vektoriumi BC, tai bus minus 9,25 vektoriaus BC. Taigi, mano M reikšmė yra minus 16,25, o N reikšmė yra minus 9,25. Įrašau M reikšmė minus 16,25, N reikšmė minus 9,25. Baigta. Mūsų klausė, su kuria parametro reikšmė lygtis neturi sprendinių. Žiūrim, čia yra kažkoks skaičiukas padaugintas iš x lygų kitam skaičiukui. Jeigu mes išreikštumėm, x būtų lygus a-3, turėčiau padalinti štai iš šios sandaugos, iš a-3 ir a plus 11. Tada susiprastintų ir mano sprendinys būtų 1 padalintas iš a plus 11. Kadagi čia dabar šita lygtis gali neturėti sprendinių? Pažiūrėkime, mūsų x toks, bet jis toks tik tuo atveju, jeigu mūsų a nelygu 3 ir a nelygu minus 11. O kasgi vyksta, jeigu a lygu 3? Tai kai a lygu 3, jeigu aš įsirašysiu 3 čia, gausiu 0 padaugintą iš bet ko bus 0 ir čia gausiu 0. 0 bus lygus 0. Lygtis turės be galo daug sprendinių. O kai a lygus minus 11 ir aš rašysiu tą minus 11 štai čia, gausiu 0, padaugintas iš bet ko bus 0, tai gausiu 0 lygų, dabar vietoje įrašius minus 11 aš gausiu minus 14, bet 0 nelygus minus 14, lygtis sprendinių neturi. Reiškia, ta a reikšmė, su kuria mūsų lygtis neturi sprendinių, yra lygi minus 11. Aritmetinė progresija. Iš 7 narių sumos atimam 6 narių sumą. Kasgi yra ta 7 narių suma? 7 narių suma
yra visų narių suma nuo 1 iki 7. 2, 3, 4, 5, 6 ir dar 7. Va, štai čia aš jį parašysiu. Dabar jeigu aš atimsiu 6 narių sumą, va čia yra 6 narių suma, tai iš 7 narių atėmus 6 narių sumą aš gausiu 7 narį. Tai kągi aš žinau, kad mano 7 narys yra lygus 7, nes va štai čia yra 7 narys. O čia bus 8 narys ir mano 8 narys progresijos yra lygus 11. Tai skirtumą progresijos aš rasiu iš 8 nario atėmus 7 narį. Tai yra iš 11 atimsiu 7. Ir skirtumas bus lygus 4. Oi, ne ten parašiau, bet štai čia 4. Čia turiu nuvalyti. Dabar man reikia rasti progresijos pirmąjį narį. Pasiimu bet kurią n-tojo nario formulę. Pavyzdžiui, 7 narys yra lygus 7. Aš žinau, kad 7 narys tai yra pirmas narys plus 6d. Ir jis yra lygus 7. Vietoj skirtumo įrašau tuos savo 4, lygus 7. A1 bus lygu iš 7 atimti 24. Iš 7 atėmus 24, ką aš čia gausiu? Iš pradžių atimu 4, tada dar 3. Minus 17. Mano pirmasis narys yra lygus minus 17. Paskutinis uždavinukas. Žinome sinuso ir kosinuso suma, kad lygi 0,5, reikia rasti jų kubų sumą. Išskaidome šitą kubų sumą pagal formulę. Kubų sumos formulę rasi egzaminų lape. A kubų plus B kubų yra A plus B. Čia yra A kvadratu minus AB ir plus B kvadratu. Štai tokia formulė. Taigi aš išskaidau savo kubų sumą pagal šią formulę. Sinus kubų alfa plus kosinus kubų alfa. Tai gaunu sinus alfa plus kosinus alfa pirmuose skliausteliuose, antruose sinus kvadratu alfa minus sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadratu alfa. Lygu. Dabar žinau, kad čia jau yra lygu 0,5. Taigi parašau 0,5 kart. Dabar žiūriu toliau skliausteliuose. Sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa. Žinau, kad tai yra vienetas. Minus, o sinus alfa kosinus alfa kol kas nežinau, kas tai yra. Nežinau, bet sužinosiu. Kaip sužinosiu? Vėl grįžtu prie savo reiškinuko, šito, kurį žinau. Aš žinau, kad mano sinus alfa plus kosinus alfa lygu 0,5. Pakelkime šitą reiškinį kvadratu, šią lygtelę kvadratu, abi pusės kvadratu. Sinus alfa plus kosinus alfa dvinaris, keliant kvadratu taikau formulę. Sinus kvadratu alfa plus dviguba sandauga 2 sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadratu alfa lygu kelių kvadratu 0,25. Štai čia yra vienetas, reiškia mano 2 sinus alfa kosinus alfa bus iš 0,25, aš turėsiu atimti vienetą. Tai tada 2 sinus alfa kart kosinus alfa bus lygu minus 0,75 arba minus 3/4. Padalinu iš 2 ir gaunu minus 3/8. Va dabar jau galiu įrašyti, va čia toliau, va štai šitoj vietoj. Tai pratęsiu lygybę, rašau lygu 0,5 kart iš 1 atimti minus, gaunu pridėti 3/8. Čia bus 1/2 kart 1 plus 3/8 yra 11/8. Iš viso gaunu 11/16. Aišku, galėčiau užrašyti ir dešimtainių skaičiumi. Bet parašau taip, 11/16. Na ir paskutinis mano uždavinukas išspręstas. Sėkmės!